Šių metų balandžio 21 dieną buvo paskelbti konkurso Tendencijos 2016 laureatai – Lietuvos architektai, interjero dizaineriai bei kraštovaizdžio architektai, pernai įgyvendinę individualių namų, privačių bei visuomeninių interjerų ir kraštovaizdžio projektus. Iš konkurse dalyvavusių daugiau nei 230 darbų kompetentinga specialistų iš Italijos, Belgijos, Austrijos bei Suomijos komisija išrinko 20 geriausių. Savo simpatiją skyrė interneto balsuotojai TV3 svetainėje. Favoritus išsirinko ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Lietuvos dizainerių sąjunga bei konkursą organizuojančio žurnalo Namas ir aš redakcija. Šis konkursas svarbus tuo, kad suteikia galimybę Lietuvos kūrėjams pristatyti savo darbus išties plačiai auditorijai, sakė konkurso organizatorė, architektė, žurnalo Namas ir aš redaktorė Aušra Narkeliūnienė. Konkurso laureatų darbai bus eksponuojami parodose, renginiuose vyksiančiuose įvairiuose Lietuvos miestuose. Šiuolaikinio dizaino galerijoje Excelsior Vilniaus senamiestyje vykusios iškilmingos ceremonijos metu konkurso laureatams įteiktos originalios atminimo dovanos, kompanijos 3D stikle sukurtos statulėlės, konkurso rėmėjų dovanos, diplomai. Individualaus namo kategorijoje pirma vieta atiteko objektui Medžiotojo namas, projekto autoriai Jurgita Liubartaitė ir Arūnas Krolis, studija 9 architektai. Individualaus namo jaunojo kūrėjo kategorijoje diplomas atiteko studentui Aurimui Viburiui, projektas Vienbučio namo projektas Keldra. Visuomeninio interjero kategorijoje pirmą vietą laimėjo Ali šokoladinė, projekto autoriai Živilė Putrimaitė, Julija Mikalauskė ir Darius Romanovskiai, įmonė A01 architektai. Privataus interjero kategorijoje pirma vieta atiteko Butui Naujamiestyje, projekto autorius Normundas Vilkas. Geriausios interjero detalės kategorijoje pirmą vietą laimėjo detalė Kavinė Profesorius 2, Lubos, kurios autorė Edita Stankevičiūtė Rigeto. Lietuvos dizainerių sąjungos atstovas Tadas Baginskas paskelbė savo favoritą Andrių Byčenkovą sukūrusi detalę Spalvų žaidimas erdvėje. Kraštovaizdžio kategorijoje pirmos vietos laimėtojas Skveras ir restoranų paviljonas. Autoriai įmonės Do Architects komanda Andrė Valdišiūtė, Gilma Teodora Gilytė, Gediminas Aismontas ir Ieva Marija Malinauskaitė. Kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas įteikė diplomą išrinktam favoritui, kuriuo tapo projektas Gilužis, projekto autorė Rimanta Janulevičienė. Publikos numylėtiniai skirtingose kategorijose tapo individualios aplinkos sutvarkymo projektas, autorė Laura Popkytė, Namas Žaliakalnyje, autorius Rustenis Vitas Milaševičius, Meilės namai, autorė Kristina Grybaitė, Sriubos diena, autorė Vėtrė Markevičiūtė, Šokantys laumžirgiai, autorė Rasa Balaišė. 10-mečio jubiliejų švenčiančių konkurso organizatorius žurnalas Namas ir aš taip pat pristatė ir redakcijos simpatijas pelniusi Vismantės Tubelytės darbą Wake Cripe interjerą Tauragėje. Žurnalo Namas ir aš redaktoriai dėkojo visiems dalyviams, rėmėjams bei partneriams, linkėjo visiems darbingų metų ir kvietė savo darbais dalintis kitų metų konkurse Tendencijos. O mes savo ruožtu sveikiname konkurso laimėtojus ir organizatorius. Lauksime kitų konkursų. Sėkmės!